Šitoje erdvėje šeimininkas numatęs yra, kad čia būtų atsirastų antram aukšte lova, tuo pačiu apačioj būtų sėdima zona, minkšta, kur žmonės galėtų jau atsipalaiduoti, pasižiūrėti gal televizorių arba puikia panorama. Tai manau, čia visai dėkinga erdvė, mes patrauktume tas lubas, Armstrongo tą sistemą, gal ne visai pilnai, bet ten tikrai slypi dar labai nemažai erdvės, tai išnaudosime ją kuo puikiausiai ir šeimininkas turės kuo puikiausia savo tokio atsipalaidavimo ramybę zoną. Kai patalpa labai nedidelė, tai vis tiek reikia viską išnaudoti maksimaliai. Ir pasidėjimą, ir daiktų pasidėjimą, ir kad žmonių srautai neprasidėtų trynimas. Tai šitoje vietoje tikriausiai mes numatysime laiptus, kurie atliks funkciją galbūt lentynas, galbūt pasidėjimo vieta kažkokia, bet tuo pačiu šeimininkas galės kuo puikiausiai savo patogiai užsilipti į antrą aukštą. Tai nesutrukdys jam nei vaikščiot pirmam aukšte ir kuo puikiausiai įlips į antrą aukštą, bet ir turės ką pasidėti. Loftai Lietuvoje, man atrodo, jeigu neklystu, tai atsirado nuo 2002 metų, kaip tokia jau vieta, kur žmonės norėjo burtis, dirbti, gal iš pradžių daugiau dirbti, nes norėjo didesnių erdvių, kad būtų erdvės visur, po to jie apie tai jau pradėjo galvoti kaip ir apie gyvenamą vietą. Tai loftai Lietuvoje jie yra daug vietų, kur tai galima padaryti ir to žmonėms, kas patinka, tai yra arti centro, nes mes žinom ko puikiausiai Naujamiestį, kur yra tikrai nemažai gamyklų. Taip pat Antakalnis yra ir Savanorių prospektas, kuris visas pilnas gamyklų ir ten tikrai galima daryti kažką tai įdomaus. Loftuose, manau, dabar pagrindinis dalykas, kas stabdo žmonės, tai labai staigus užaugimas kainų kvadratinio metro, arba kaip loftų sumatuoja kubais kai kurie. Taip pat šildymas, nes už šildymą patalpos nėra pritaikytos gyvenimui. Reikia apšildyti, dideli langai, juos reikia keisti, sanmazgai, visa instaliacija elektros. Tai visi galvoja, kad tai bus didelės sąnaudos pinigų. Bet kai kurie suranda įdomių sprendimų, tai kuo puikiausiai išnaudoja ir gyvena. Tuo labiau tai erdvė nestandartas, tai reikia visą laiką tai pabrėžti, kad čia ne būtas, čia ne daugiabutis, čia yra vis tiek erdvės pramoninės. Ir žmogus, kuris jau nori gyventi lofte, tai jis yra tikrai išskirtinis, jis turi išskirtinių poreikių, skonį tą patį. Ir aš kiek manau, tai jie vis tiek yra daugiau menininkai, kūrybininkai ir tai tos erdvės jo žavi. Kalbant apie šildymą šitų patalpų, tai čia yra išvesta grindų šildymas, bet šeimininkas naudosis retai, tai gal šaltais metų laikais, ten žiemą, kai būna didžiausi šalčiai, bet yra tokia idėja išvesti krosnelę malkom kūrenamą, nes paskutinis aukštas tai leidžia tai padaryti, nes praktika rodo, kad ir šalimais kaimynai yra jau tai padarę, ir šildytis malkomis, kas yra pigu. Iš vienos pusės miestiečių tai yra labai įdomu, tai gal kažkoks tai grįžimas į kaimą nuo miesto, bet ir tai labai efektyvu, nes šildymas labai daug duoda būtent krosnelę.